7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Aš norėčiau iš tikrųjų pasakyti, mėly Latvijos žmonės, o labiau Latvijos vyriausybė. Ar jūs galit prisistatyti bent muliažų kažkokių, kad kirtus jūsų sieną iš Lietuvos pusės neatrodytų, kad tu įvažiavai į negyvenamą šalį. Ir kol net važiuoji į Rygos senamiestį, atrodo, kad ten nėra ne vieno žmogaus, o atvažiavus paaiškėja, kad ir tie, kurie yra lietuviai. Gintai, kas naujo tavo gyvenime? Ne. Vis dėlto reikia laidos... Ne, reikia, aš manau. Tvarkos šiek tiek, ne? Taip. Tai gerbiamas vedėjau, įvesk, prašau, į kontekstą, kas ir kodėl čia vyksta. Nagi vėl jau trečioji kasmetinė, jau tradicija tapusi Eurovizinė laida Paklausom iš naujo, kur studijoje svečiuojasi nuolatinis studijos svečias Karolis 7bet Tiškevičius. Sveiki gyvi, malonu ir vėl jūs turėti prie to brangaus iPad'o ar to paties kantiperio. Ir tikrai pasikvietėm žmogų, kur norėjos gilesnių įžvalgų apie Euroviziją. Ginta Vaičikauską. Yeah! Ačiū labai. Malonu, labai patogi sofa. Ir džiaugiuosi čia būdama. Ar esi fanas Eurovizijos, Gintai? Nes, kaip suprantu, jūsų čia atvykimą, mielas bičiuli, lėmė ir sena pažintis su kolega Pauliumi V. Nu, kaip sakant, Lietuvoje viskas per pažintį. Čia jau kitaip. Aš nežinau, aš rašiau laiškus kelis į šitą redakciją. Iš šitos laidos redakciją? Jo, oficialius. Koks meilas mūsų primink? Su prašymu. Aš nebeprisimenu, bet tiesiog kažkur radau su prašymu, kad norėčiau dalyvauti šitoj laidoje. Bet tai yra aiškus elektroninis paštas konkretus. Taip, aš negavau dėja jokio atsakymo. Ir tada va, toks sutapimas, kad per pažintį patekau. Nu, tokia ta mūsų Lietuva. O kas, Karoli, kuruoja mūsų laidos paštą? Mūsų laidos paštą kuruoja Gytis Rytis Valkata Anderson, kurią mes davė paplojom, nes tai yra vienas iš laidos kūrėjų ir tuo pačiu tai yra ilgametis 7bet mūsų partnerių. Aš tikiuosi, kad jis nėra, ta prasme, nemalonus žmogus. Gali būti, kad tiesiog tas laiškas yra nugulęs, pavyzdžiui, iš lamšto dėžutį, ar ne? Nu, kaip pasitaiko. Kaip Čeponio kvietimas į jubiliejų man iš lamšto. Nu, tai, nes aš netikiu, kad žmogus paskaitęs laišką nieko nebūtų atrašę. Taip. Žinai, gal jis nėra nemalonus, bet jis nėra ir labai malonus. Tai čia gali būti abu variantai. Bet kadangi aš jau šiandien nesu čia, tai, kaip sakant, aš atleidžiu, aš nelaikau pykčio ir viskas yra gerai. Šiaip vizualiai Gintas, žinai, yra labai stipriai svorio numetęs Karolį. Aš norėčiau... Gal dėl to klausimų turi kažkokių? Žiūrėk, jeigu kalbam apie išvaizdą, aš norėčiau dar kartą, kad brangus žiūrovas atkreiptų visų ūgių ir visų svorių, kokia yra nuostabi. Man asmeniškai tai yra gražiausias rūbas, kokį tu esi, kad nors dėvėjęs, tavo džinsinė apranga. Tai yra full džinsovkė. Ačiū. Ir galbūt tu galėtum atskleisti, na kurgi tu ją pirkai, kiek ji kainavo? Na, kaina yra labai aiški. Labai konkretus tai yra skaičius. Pirkau aprangos galerijoje, tai užsukit. Šeimai, vaikams, sodai. O kodėl mes šiandien visi... Ne, aš kažkaip pasižiūrėjau, žinai, jūsų aprangą ir pagalvojau, kad reikėjo parašyti, aš būčiau irgi užsidėjęs šviesaus džinso. Ai, tu turi tokią džinsovkę? Turiu, aišku. O tai kiek tu džinsovkių turi neši? Šiuo metu 3. Nu, čia tokie jau geresni laikai. Oho. 3 džinsovkės. Oho. Wow. Ir dar 2 džinsiniai marškiniai. Bet čia yra labiau marškiniai nei džinsovkiai. Taip, čia yra marškiniai, čia matosi. Čia... Na, bet ir brandas ten jau matos, kad žmogus prie... Klausykit, jūs kol koketuojat, aš vis dėlto noriu suprasti jūsų ryšį. Tai jūs buvot kolegos MVN ir kiek jūs laiko dirbot kartu? Jūs turėjo duetą sudarę? Ar man vaidenasi? Ne, mūsų vadindavos visada proginis duetas. Kažkas išvyksta, žinai. Šventinis išbėgimas, jo. Kai nebūna kažko, žinai. Negali. Lygos. Ir taip toliau. Jo, kai... Žinai, kur ten įsigalva Skaiva, pavyzdžiui. Skaiva kaip tik, žinok, visada namie kokius 6 metus dabar. Tai, nu, nieko. Ne, šiaip Skaiva visada gali.
Tikrai, pavyzdžiui, būdavo nuostabi kolegė, nes jinai praktiškai niekada neatostogauja. Čia kaip renginių vedėjas Dainius Palivonas. Visada laisva data. Nu kaip, pas Dainių tai datų nėra iki 28, kokių turbūt vasaros. Va dabar jeigu parašytų, va dėl bet kurios datos. Tai tada atrašytų, laisvų datų dar turime. Linkėjimai Dainiui. Ja. Nu ką, gerbėmėjai, Eurovizija pareina, mes šiandien, kaip suprantu, gerbiamas vedėjo, jeigu jūs nieko prieš, aš truputį įsiterpsiu irgi į tą vedimą patį, mes aptarinėsim pirmą Eurolygos... Jo, Monako, Barcelona 2-2 gintai, ką tu tai? Pirmą Eurovizijos pusfinalį ir jame Lietuvos nėra. Mūsų pusfinalis yra numero 2. Ar gali būti, kad tu, Pauliau, ką tik išgirdai pirmą kartą, kad Lietuva antram pusfinalį yra? Ne, šitą žinojau. Pirmas pusfinalis yra antradienį. Antras pusfinalis yra ketvirtadienį, finalas yra šeštadienį, brangų žiūrovė. Tai pirmą pusfinalį, ką pamatysim, ką. Gal primink dar, kur finalą mes žiūrėsim? Finalą, ne, aš žinau, gavau jau žinutę iš Bezekavičių, kad negaliu kviesti tiesiog visos Lietuvos pas juos važiuoti. Kur? Nesvarbu. Bet iš tikrųjų, jeigu... Pasakyk, kur nevažiuojam. Kur visi nevažiuoja? Jo, aš tikrai labai noriu paprašyti visų neatvažiuoti šeštadienį. Kitą šeštadienį į Bajorų sodą. Taip. Vilniuje. Konkrečiau pas ką neatvažiuot? O nuo kelintos reikėtų neatvažiuoti. Jeigu mes tiek daug kalbėsim apie Aurelijų ir Moniką Bezekavičius Bajorų sodose, tai pas juos visi šeštadienį ir atvažiuos. Tai aš galvoju, kad... O nuo kelių nevažiuoti. Jo, man norėtos per pusę biškis kelt žmonės, tai ir tikrai ir Pasivaičikauskus labai noris pakviesti išsukti, ten ir užkandžiai yra numatyti. Ja. Klaus, jūs biški, aš kaip vedėjams jums turiu pastabų, bet tiek to. Klausėt, ar aš žiūriu iš visą Euroviziją ir pabėgot nuo to klausimo. Tai aš gal galiu labai atsakyti. Čia man užsivėlė kalba. Ar supras, kad ne... Tai palauk, Gintai, o tu šiaip žiūri Euroviziją? Koks dabar jau skirtumas, jeigu ne, kaip suprantu. Čia... Na, bet žiūrėk, pametus emocijas iš šono truputėlį. Aš jau pasiruošęs atsakymus, kad čia, ta prasme, kam jums šitoje laidoje svečiai, kad jie tarpusavį neturi laiko, kada išsikalbėti. Iš tikrųjų geras. Čia jūs pasikviečiat svečią tam, kad nejaukiai jaustųsi tipo, ne? Žiūrėk, Gintai, mes tave girdim, tikrai. Jo. O kaip tu pats, Karas? Ir aš po to žiūrėsiu laidą, mamai pranešęs, kad rodys, pasirodo, bus iškarpytos tos vietos, kur aš kalbėjau. Labiausiai su Eurovizija susijęs žmogus šitoje laidoje buvo Clarkas, kuris net gal ir televizoriaus neturi kokį 6 metus jau apskritai. Eurovizija irgi sunkiai žiūri. Gal jis gyvai žiūri Euroviziją. Tai Gintai, tai kaip tu ten Gerai. viską? Kaip tau viskas, Gintai? Gerai, šiaip viskas tvarkojo, kalbant apie Euroviziją, tai aš kažkaip pagalvojau, aš vienu metu buvau toks, aš pagalvojau, kad ta Eurovizija, šiaip nesąmonė. Oho, kada čia taip? Buvo taip, nes aš kažkaip pagalvodavau, kodėl mes esam priversti dabar pusę metų kankintis, žiūrint ten atrankas ir po to dar kažką. Bet aš jau kaip brandesnis žmogus po to supratau, kad mes turime gerbti visus. Ir pavyzdžiui, jeigu man kažkas pasakytų, kad Kašis yra nesąmonė, ypač kai Lietuvos rinktinė žaidžia, ir visi turi ten 2 savaitę žiūrėti ir skaityti vien tik apie tai, tai tokį žmogų tu tiesiog būtum pasiruošęs išsiųsti iš Lietuvos turbūt. Tai dabar tie, kurie mažiau myli Euroviziją, aš manau, kad ypatingai tą finalinį, kur tą tiesėje, kurioje dabar esam, tiesiog turi pakentėti, jeigu taip jau nemėgsti. O tu žiūrovas Eurovizijos esi su muštinukais, šeimos draugų būriu? Totalizatorius tas pats geras. Aš esu toks žiūrovas. Aš pasižiūriu finalinį Lietuvos įvykį ir tada jau pasižiūriu, jau visą tą Euroviziją vis tiek pasižiūriu, nes nori būti laive. Jaus pulsą. Grinčą fonę visą laiką. Taip, jaus pulsą, bet man faina yra. Man šiaip faina susitikti su kažkuo, neslėpkim, tengi ne tik sumuštiniai būna. Ir pasėdėti prie to kažko, dar ir fonė Eurovizija, ne visada būna, kad ir spėjai ten pamatyti. Vaikšto. Bet žiūrėk, o jeigu Hebra atvažiuoja, ne? Arba mes kažkur nuvažiuojame. Daugiau negu įprastai tulikus vaikšto, ar... Konkrečiai per Euroviziją? Bet čia, žinai, jeigu negali pavardėm, tai ir neatsakinė. Kas atvažiuoja? Mums reikia teaserio gero. Ne, o žiūrėkit, kaip manot, o nėra Eurovizijos žiūrėjimas pasmerktas, jeigu yra labai didelė kompanija? Vis tiek, tipo, nieks nemato. Jo, kosiukai. Aš pas Bezekavičius nemačiau nei vienos dainos. Aš grįžęs, pernai pažiūrėjau Euroviziją. Namo grįžau, atsisukau, pasižiūrėjau. O kur vyko peržiūra Bezekavičių? Ar tik ne Bajorų sodas?
kur ir šiemet nieks nekviečiami yra. O nuo kelių nevažiuot šiemet. Žinok, aš manau, kad jeigu jau nevažiuosi, tai nuo kokių 6. Nuo 6, ne? Bet šiaip aš noriu pasakyti, ta prasme, jeigu yra žmonių, o aš vis tiek tikiu... Viskas, ko prašė, nesakyti. Aš vis tiek tikiu, kad yra normalių žmonių žiūrinčių šitą podcastą. Tai aš turiu vieną patarimą, nediduką susijusi su Eurovizija. Nedarykit taip, kaip Bezakavičiai bajoruose, kur jau nuo 6 nieks nevažiuoja. Nes aš, pavyzdžiui, turiu patirties, kai buvau jaunesnio amžiaus, kai mes rinkdavomės nuo 6, ten gibiesas vėlai prasideda. Jo, iš tikrųjų, O Eurovizija. pabaiga. Aš jau būdavau kelis kart krūmuose Tai matai, ir... tu teisingai sakai, atvažiuoja Grinevičius, atvažiuoja Purlys, Siauras. atvažiuoja. Tai kas įvyksta? Nuo 6 iki 9. O ko tu pravirkęs toks? 9 prasideda, ne, man žinok, kažkaip alergizuoja. Tinkas šitas. Tai jau kaip 9 valandą prasideda, A ne 10 prasideda. o gal dar ir 10. Aš man žinau, atrodo, iš tikrųjų. Taip. Tai tu jau praktiškai esi Esi link takso. Jau Jo, tai čia gal, žinai, ir reikia pasakyti, kad Tu jau pats jeigu jau stovi cash. nevažiuosi šeštadienį, nu bent be 8, kad tu nevažiuok. Tvarkosi žmonės visą savaitę namus įsivaizduoja, kiek neatvažiuojančių. Mes iš tikrųjų iš jų gavom biški priekaištų, kad aš pakviečiau ne tą dieną. Ai. Aš pakviečiau į Penktadienį? pusfinalį antrą. O pasirodo šeštadienis. Nu tai bet žiūrėk, antras pusfinalis yra ketvirtadienį, tai jeigu jau neatvažiuoja ketvirtadienį ir lieki iki šeštadienį. Jo, tik ten pas juos su parkingu yra... Tai nieks į Eurovizijos žiūrėti nevažiuoja su mašina. Nu jo. Žiūrėk, dabar aš scenarijų pasėmiau, kaip pasikeitė Ginto gyvenimas po M1. Toks klausimas. Visiškai į gerą. Viskas tobulo. Kas nežino, Gintas, aš jau sakiau, šitą Gintas ilgus metus dirbo M1. Tu dabar daug influencinė, ne? Kiek tu reklamų įsuki per mėnesį Instagram? Tikrai gerai tau tenai. Šiaip aš galiu pasakyti taip, kad gal konkretaus skaičiaus neįvardinsiu, bet naudodamasis eteriu dar porą įkiščių. Dar Tai ta porą prasme, gerų Ar užsakovų. tu turi omeny, kad jeigu yra fainas brandas Nu, kažkoks... aš tikrai nesakau, kad būtina dabar čia rašyti. Gintas eta vaicikauskas.lt ir skambinti 868081981, bet jeigu yra poreikis, 2-3 iki 4 dar sutalpinti. O jeigu, ta prasme, dasileistum. va žmogus, va taip, va, kas renginį pravestų? Nu, čia su datom nėra taip jau lengva, Okay. bet visas birželis. O šiaip nepasilgsti radio, nes radijas turi tokį dalyką kaip radio kaip aš tau narkotikas. Aš pasakysiu, atsimenu, aš jo, visiškai, ta jausdavausi prasme, labai aš manau, maloniai. kad žmogus, kuris iš tikrųjų taip gerokai yra išgyvenęs radio gyvenimo, jis niekada nebegali būti ne radio žmogus. Ir tas žmogus, kuris sako, kad nepasiilgstu, nenoriu, neįdomu, aš manau, kad jis yra tiesiog, labai gerai meluot mokantis žmogus. Aš manau, kad aš visą likusį gyvenimą vis tiek pagalvosiu apie radiją, nes, ta prasme, čia yra, žinai, kaip pirmą meilę Aurelija prisimenu ir radijas. Du geriausi prisiminimai. Aurelija, kur šiuo metu būtų? O Aurelijai linkėjimai tiesiog ir tiek. Tai gal dar truputį, o tu sakei, yra ta mėsmalė Lietuvos atrankų, kur net nesizduoju, kiek ten būna tų laidų. 20. Labai daug. Čia prie Eurovizijos jau grįžti. Jo. O tu stebėjai šitas? Šiemet aš stebėjau tikrai vieną akim tik tai. Labai taip, nestipriai. Ir jo, Kaip Edas Nickus. Taip vieną kelią primečiau, pasižiūrėjau ir ką aš galiu pasakyti? Tavrasai, ką jūs norite, kad ką aš galvoju apie mūsų atstovus, ar kaip? Jo. Kaip tik to ir norisi, jo. Tai aš pasakysiu taip diplomatiškai, kadangi jau taip atsitiko, aš juos palaikau. Ne, iš tikrųjų, tavrasai palaikau jauni žmonės, ar aš labai galvoju, kad bus gerai, turbūt taip aš negalvoju. Finalą prognozuoja šiaip visi jiems, nes turim gerą pusfinalį su mūsų daug kaimininių šalių, ne tiek gal kaimininių, kiek daug lietuvių ten gyvenančių tose šalyse, Didžioji Britanija, Norvegija, man atrodo. Aš tai žiūrėjau jau pirmas nuotraukas, kai jam skridė į tą Euroviziją. Vaikšto, žinai, ten tais koridoriais, vaikšto repeticija, atrodo kaip sekta, jie tokie, žinai, kažkokie. Jo. Supranti, kaip yra, aš manau, vienas. bet čia yra, žinai,
muzikalkę esu baigęs, žinai, Akordeonu Lietuvos grojęs, muzikos tai. ir teatro Tai akademija. tos muzikos matęs. Ne, aš juokauju. Nors aš tikrai nesu muzikologas ir kažkoks labai rimtas vertintojas. Aš esu toks pat kaip ir bet kuris lietuvis, kuris žiūri Euroviziją, arba kuris apie kažį supranta viską 2 savaitės rugpjūčio gale, kiekvienais metais, žinai. Ir vad gegužės ten kažkurias 2 savaitės viską supranta apie muziką, žinai. Jau taip vaikštai visą savaitę. Jo. Tai aš galiu pasakyti, aš dainos neprisijaukinau iki šiol, nors aš ją girdėjau ne kartą. Ir aš galvojau, kad galbūt su šita daina bus taip, nu žinai, kur kartais būna, kad tu išgirsti dainą ir jinai tau iš pradžio atrodo, kad nu, kažkiek tu jos nesupranti, atstumimo reakcija, gal net nesąmonė galvoja ar kažkas, bet kažkaip ilgainiui tu su ją susigyveni ir tau jinai atrodo, kad viskas yra ok. Man taip buvo su Richik daina, Love or Leave. Taip. Love or Leave. Tai va. O su šita daina būgnamušė, atsimeni? Aš kol kas dar nesusigyvenau, kad jau taip sakyčiau, kad tikrai, ok, faina, ten viskas yra gerai, kol kas man jinai tokia, bet, ką aš norėjau pasakyti, kad čia jūs labai gerai palėtėt, kad tu sakai, kad jie atrodo kaip sekta, tai aš manau, kad jie labai daug gali savo pridėti ant tikrai išsiskiriančios išvaizdos, bendraja prasme, žinai. Tas bičelis, pavyzdžiui, scenoje į kamerą, kai žiūri, jis toks labai baugiai atrodo. Net krypi toks šiek tiek, net baugumo kažkokios paslapties. Man jisai oro uoste krypi atrodė, net. Jie yra man net oro uoste. Tipinio mistinio filmo veikėjai tokie. Jo, tokie, kur tu kukurūzų laukia. Kažkas, žinai, iš už nugarų. Kaip gerai pasakėjai, grinai, kur ta prasme, kur atsidarai langą ir jie stovi. Jo. Praskridė užuolaidą. Tai jie prikausto dėmesį ir aš manau, kad tai gali būti jų, nu, kaip stiprioji pusė. Tai va. Bet aš šitoj vietoj dar reikia pratemti kažkiek klaidos, ar jūsų jau čia pradžia buvo? Na, norėtas dar įžvalgos kokios. Ne, aš tiesiog galvoju, nu, aš tai, pavyzdžiui, bet aš galiu nesakyti dar kol kas. Sakyk. Bet man yra keista, kodėl šiemet iš vis vyksta Eurovizija, kai yra absoliučiai aišku, kas ją laimėjo. Ar tau švedai taip į vieną kasą? Baigtų, švedai, viso gero. Rimtai? Švedai nieko tikrai nenustebins ir nemanau, kad jiems pavyks laimėti, nes... Kad nelaimės, sakai? Nelaimės. Bet jie yra tokie favoritai, kad... Absoliutus favoritai. Bet čia va šitie visi, va taigi estai. Va šitie žiek visi. Nu, ta prasme, nu jeigu ne... Tu už estą? Tai aišku. Mi amore. Tai aišku. Čia, nes kai pradėjai sakinį, aš maniau, kad neverta daryti, nes švedai važiuoja ir nuvažiuoja. Estai. Ir tu manai, kad daina apie kavą laimė Euroviziją? Taip. Estai, aš sakyčiau, jeigu jie bus 10-ukė, aš nustepsiu, jos komisija suvalgys su šūdais. Tas bičias nepadainuoja, o vis tiek komisijoje sėdi ir Darius Užkurai, nu, sakykime, jeigu mūsų imsim, Samui tai tik, Samui slais. Samas tikrai bus. Kas iš to? Ne, nu, žiūrėkit, nu, ta prasme, nu, kas nežino šitos dainos? Bet komisija jos nukals, žiūrovai jos iškels, žiūrovai tai jos į top 3 tikrai, o komisija bus kokia 10 vietą, nu, sakau, 7-13 man, va taip yra. Tai o galim šitoj laidoj be komisijos, kuri garantuotai nupirkta yra. Tai vertint vien žiūrovų. O, ir truputį tokių nuomonių atsineša Ginta. Ne, nu turi tą pasakyti. Lietuvos, tarp kitko, komisija šiais metais, skaitėt, kas sudaro? Švenčionenė, Eduardas Vaitkus, ko tu žvengi? Taip, Romas Dambrauskas ir Česlavas Gabalis netikėtai. Ir Žilinas Stratas. Taip, nu. Eduardas Vaitkus 100% komisijoje dalyvauja. Klausykit, aš šito režisieriaus noriu paklausti, galit man leisti titrus, kada tipo normaliai kalbam, kada ne, nes aš nesuprantu šitoj laidoje. Žinok, mes patys tą bandom įsiaiškinti 3 metus, taip? Tai jūs nesutinkat su manimi, ne? Žinok, ne. Aš absoliučiai nežinau. Nu, bet žiūrėkit, šitie, gerai, švedai, matai, aš turiu dar vieną dalyką pasakyti, ką galbūt parašiau režisieriui laiškė, dėl ko jis netrašė, bet jau tada nutilėjau, kai jau gavau kitą kvietimą. Apie skiepus rašė kažką. Ne, aš rašiau taip, kad aš galiu ateiti į laidą, bet mano backgroundas eurovizinis yra toks, kad mano favoritai praktiškai niekada nebūna net pirmam 5-ukė. Tai mano va toks yra pojūtis. Tai dėl to aš apie švedus galėčiau pasakyti taip. Aš pasižiūrėjau, nesakau, kad yra blogai, ar ten, kad jie neturi šansų būti, pavyzdžiui, ten 5-ukė, ne? Galbūt ir turi, nes jie švedai, iš principo,
Nu, bet ar jums žiūrint nėra tokio jausmo, kad jau su ta supranti sauna scenoje ir šiek tiek pavėluota. Ir Žiūrėk, jau matyta. Bet aš to pasakysiu, kam yra bairis. Jeigu tai darytų Balkanai kokie arba kokie ukrainiečiai, tai būtų nieko neįprasto. Bet kai tai daro švedas, kur visą laiką siuntė lazerius, efektus ir staiga barabastų, žinok, vien todėl, kad tai yra labai netikėta ir nebūdinga tai šaliai ir dar plus, kad tai yra švedai su tokiu backgroundu, jos tiesiog, ką siunčia švedai, lažybininkai kartais net nežiūri, ką jie siunčia, pirmas trejetas. Ir jau dar prieš atrankas. Dar prieš atrankos nugalėtojai jau švedam duoda tokius, supranti, kopus. Jiems yra taip nebūdinga iš tokio stiliaus. Ir komentarai YouTube'ai. Ačiū Švedija, aš jums atleidžiu viską. Suprask, pagaliau jūs nebe savo tam visam reikale. Taip. Tai vien todėl, o šiaip lažybininkai juos laiko visiškais favoritais. Bet, pavyzdžiui, bet jie nelaimės, aš irgi taip galvoju. Čia gintai labiau nuomonė klausimas. keičiasi. Bet ar tavęs nežeidžia, kad estai išsiunčia tokią gerą dainą? Nu, ne mes. Estai. Latvijai tai ten huilį, ten jie, ta prasme, pabaigoje ten matomi, niekaip. Aš šiaip iš principo, aš labai dėl daug žmonių, kurie tiesiog eina iš proto dėl tos Eurovizijos, aš tiesiog, ta prasme, aš sakau, aš turiu labai gerą palyginimą su kažkiu, kas tau, pavyzdžiui, svarbu yra, ar ne? Ir aš manau, kad tarkim, jeigu tu esi lietuvis, kuriam Eurovizija yra labai labai svarbu, tu dėl jos esi pametęs galvą, tu eini iš proto, ne? Nu, tu privalai bent kartą gyvenime išgyventi tai, ką išgyveno kažkaip mėgstantys žmonės, pavyzdžiui, 2003-aisiais. Laimėti tą Euroviziją. Dėl tų visų žmonių, kurie ten ir važiuoja, ir palaiko, ir gyvai būna, ir tuo gyvena, ir jiems tai yra didžiulis dalykas. Ar aš nesidžiaugčiau? Aš irgi labai džiaugčiausi. Ir man atrodo, kad mes visi kaip tauta galų gale nusimestumėm tą paskutinį tokį mūsų leginti akmenį. Ir išsilaisvintumėm, išsiverštumėm kaip nauja, perspektyviausia, veržliausia, nieko nebebijanti ir viską galinti šalis Europoje. Yeah. Valio! Va čia palinkėjimas. Čia yra ir anonsas laidos, nes iš tikrųjų mes būtumėm nauja Šveicarija. Mums daug investicijų atbaido į Lietuvą, kad mes nelaimėję Eurovizijos. Čia pasikeistų viskas. Estai tai jau žydė. Estai tai žydė, tikrai. Dabar jie top 7 čia prognozuojama. Tai... O dėl to tai man gaila dėl dviejų dalykų, nes aš jau čia pradedu žiūrėti kaip paprastas lietuvis į kaimyno kiemą, supranti. Jau vieną kartą laimėję. Jau tada buvo skauda. Suprant? Ir dabar jie va tokį, žinai, kur skambėjo šitą, aš šiandien pasižiūrėjau peržiūros ten, kuris video yra įkeltas, ten yra, ten tas vienas pirmųjų, man atrodo, 11 milijonų ar kažkiek peržiūrų, ten kiti sukelti irgi milijonais peržiūrų, ta prasme. Nu, čia yra, ta prasme. Ir žinai, dėl ko man truputį pavydu. Irgi šitą dainą yra nuvažiavę. Aš prisipažinsiu, kad dabar tamsuoliškai nuskambėsiu, bet šitą dainą jau prieš kelis mėnesius, kokias 2 savaitės namuose dainavo mano dukra su žmona. Kaip suprantu, jinai buvo partemta iš TikToko ar iš kažkur, žinai. Ir aš kažkaip nugalvojau, čia yra kažkoks viral daiktas, žinai, bet aš neklausiau, kas čia per daiktas, žinai, yra. Ir man tik prieš kurį laiką susivedė galai, kad šita daina, kuri buvo jau dakalus namie, kad jinai važiuoja į Euroviziją ir ne su Lietuvos vėliava važiuoja. Ir dar tas bičas, jis nėragi estas. O kaip manot, pavyzdžiui, jeigu Lietuva... Tommy Cash, jis nestas? Man atrodo, kad nežinau. Tokia estiška pavardė. Bet iš didelė žvaigždė, ar nes ne? Aš ko noriu paklausti, kad jeigu Lietuva, tarkim, išsiunčia į Euroviziją ne lietuvi, nebūtų kaip su rinktiniai kažio naturalizacija legionieriaus. Nebūtų Lietuvai nesprantama, kaip važiuoja. Tai, kad už Lietuvą išvažiuotų, pavyzdžiui, trinkėri tipo, ne? Estas, Šaika. Estas, jis ir yra Estas. Taip. Tai čia dar blogiau tada. Tai dar čia dar. Čia yra dar blogiau tada. Bet supranti, bet ką aš norėjau pasakyti, jie įsiunčia didelę žvaigždę savo. Tas pats, kas mes įsiųstume kokį nors Andrių Mamontovą. Nu, mes buvom išsiuntę ir rezultatas buvo. Donato Montvydo rezultatai geresni. Arba mūsų Hebra vyrų, kiek ten 5-6 išvažiavo, irgi buvo aukščiausias turbūt iki šiol, jeigu neklystu. Ta vieta LT United, ne? Vis tiek, jeigu važiuoja žmogus su dideliu svoriu, jeigu jis yra staras, dažniausiai jis yra turbūt ir labai talentingas ir labai atsipalaidavęs ir gali būti visoks įvairus, jau jam nebereikia varžytis. Na gerai, toks labai vedėjams laidos galima, taip perimant truputėlį po vieną blicą, bet yra 3 sekundės atsakymų. Davai. Ir tik megastarai ir negali tai būti jūsų draug, nu, ta prasme, ne Mino ir ne kažkas. Taip rimtai, ta prasme. 3, 2, 1. Siunčiam į Lietuvą Karolis Tiškevičius. Ką? Marijonas Mikutavičius.
Paulius Vaitikūnas. Tokia pirma. Gabrielius Vagelis. Okay. 3-2-1 Gintas Vaičikauskas. Vagelis dėl ko? Aš džiazu, Džiazu. bet geraisiais laikais. Tai tą jau. Kuriais? Nu, šiuo metu kažkaip aš jos nematau scenoje, tai negaliu pasakyti, kad dabar blogai yra, bet tada, kai tokios formos, kokios buvo, aš manau, kad galėtų įdomiai su Leonu kažką padaryti. Būtų padarę. Vagelio pagrindinis numeris būtų kas? Viskas, seniai. Jis sutvertas Kelnis. Eurovizijai. Jis yra sutvertas O Eurovizijai. jis pala yra bandęs ar ne? Ne, gal? Aš nežinau. Nežinau. Nu, žodžiu, bet gerai, mes čia išrinkom, bet ką aš dabar noriu dar pasakyti. Mikutavičius būtų tas pusbrolis, kurį visi įsimylėtų Europoje. Lietuvoje jį visi myli ir ten toks atsistato, toks pusiau biški vidutinio amžiaus, pusiau biški dar labai gražus, pusiau Sutinku, aš manau, kad įdomus tikrai. balsas ir pusiau visoks. Bet aš apsidžiaugiau, jeigu labai nuliūdau dėl estų ir taip kaip žiūrint iš kaimyno pusės norisi, kad jiems labai nepasisektų. Bet šiaip tikrai norėčiau, kad pasisektų. Bet būtų skaudu, tikrai, antras kartas ir dar toks, žinai, dar dabar, kai sužinau, kad tikrai estas, ir švis nesąmonė. Šiaip labiausiai estai užknista todėl, kad už mus niekada nebalsuoja. Jie mūsų nekenčia. Nu, O brolybė mes vis kažkaip labai mylim. neegzistuoja Eurovizijoje. Ja. Ir Latvišiai, pripažinkim, kad ir Latvis jau šykšti balą. Vat, ką norėjau pasakyti, kad aš labai pasidžiaugiau pasižiūrėjęs Latvių pasirodymą, nes aš manau, kad šitos vaidilutės neturi jokių šansų. Ir Mes tą kalbėjom ir taip paskutinėj kažkaip laidoj. man taip gerą ant širdies pasidarė. Žinai, čia va tas, kur yra, žinai, kotedže gyveni, iš vienos pusės kaimynas, estas, jau nemėgsti. O čia norisi ir padėti, žinai. Taip, taip. Nes labai blogai, iš tikrųjų. Latvija šiais metais, Latvijam niekas neprognozuoja vietos finale. Latviam apskritai 34 iš 37 vietų žadama yra. Tai čia kokie 6 balai jau kartu sudėjus. Jau. Okay. Nu gerai. Nu ką, einam į pirmą pusfinalį, kuris laukia gegužės 13 dieną. Gerai, aš tik noriu tada dar pasakyti vieną paprastą dalyką, nes šitame pusfinalyje nebus ir aš manau, kad aš nebeturėsiu progos pasisakyti, bet esu pasirašęs apie Suomę, o vaikyti. Kuria prasme? Visom prasmėm tikrai esu stiprus gerbėjas. Bet kuo? Jo, vat kas tas... Ne, nu aš kas nenoriu, tave kad dabar, papirko? žinai, nuskambėtų, nupirko? kad nuskambėtų va taip seksistiškai, žinai, tipo bičas, išgyvenantis O kaip vidurio ten amžiaus turėjo krizę, pamatė nuskambėt? pusnuogę bobą scenai ir susileido, žinai. Seni, bet bet tai jau- yra ne tai. Pas kaip ją tai yra yra? kažkokia gera chemija, ta Kas prasme. tenai? Aš manau kad atvirkščiai, kad jai reikėtų net šiek tiek apsirengti. Nes gali būti visko ten per tą pasirodymą. Bet, man, pavyzdžiui, patiko gabalas ir tikrai Gal gali paniuniuot? paniuniuoti O negaliu. kokia, nes vis tiek užstrigo ar melodija, ar žodžiai. Ne. Ypač žodžiai. Ich komme! Jo, Ich pat šitas komme! priedainis, jeigu aš ten neklystu, ten yra sumaišyta suomių ir vokiečių kalba, ne? Nežinau, Ar ten žinai, ką tik reiškia suomiškai? ich komme? Ne. Aš baigiu. Rimtai? Jokauju. Garbė žodis. Tai Gintas Ichkome prie pasirodymo daug kartų jau. Bet aš šitą dainą beje girdėjau ir per radiją ir man patiko net be vaizdo, o tada aš pasižiūrėjau. Ir vis tiek man patiko. Tai daina yra tiesiogiai apie seksą ir apie pabaigą. Ten net galia išsiveržia fontanas iš mikrofono. Tai aš nežinau, ką dar pasakoti. Tai greičiausiai aš jausdamas tos dainos dvasingumą, Taip. klausydamas ją per radiją pirmą kartą, aš po to pasižiūrėjau, kaip ta daina atrodo. Visa katalikų bendruomenė iš tikrųjų tą dainą labai palaiko ir kiek girdėjau ir Zapiškio parapijoje tikrai. Netgi konklavoje aptarinėjama bus, kad reikia balsuoti. Taip, dabar kaip tik... Ar tai nebus konklavos gabalas? Tipo prieš pakylant baltam dūmui? Išsiverš iš to baigiau, kamino aš neždumas. baigiau. Pakylant nevaltam dūmui, aš manau, bet taip jo, konklavai tai bus labai aktualu. Tai va, tai gerai, tai tada palikim Suomiją, aš matau, kad jūs kažkaip prieš ją nusistatė, man net Tu gal ir suomių kalba susidomėjęs? Dabar. Kursus jau bandžiau žiūrėti. Bet žodžiu, Nu gerai, tai imam dabar pirmą pusfinalį. Gerai. Ne? Aš atsimenu, Islandai liktai atidarys šiais metais Euroviziją. Nu, na. Su tikrai ne kažką dainušką, o antri berots pasirodo Lenkai, jeigu gerai pamenu, ne? O Lenkos mes. aš su Lenkais galiu pasakyti, dėja, man Lenkai šiemet labai prastai atrodo. Man Ksena ta Lenkų, manęs nesužavėjo visiškai. Bet aš kaip pirmą kartą įsijungiau pažiūrėti ir taip iš toli dar žiūrėjau, aš galvau, kad ten Katažina.
Aš tai galvoju, Aistė Pilvelytė man panašu buvo. O man į Katažiną galvoju su peruku, žinai. Sakai, išbandė Aistė Pilvelytę Lenkus dabar. Šiaip būtų bairis. Tikrai. Sako, da pašolis, na. Varo į Lenkiją. Šiaip geras ėjimas. Aistė Pilvelytė 13 metų bandė Lietuvoje. Nu, atstovau kitai šaliai. Kokios problemos? Pavyzdžiui, San Marinas tikrai kiekvienais metais siunčia, sorry, bet vidutiniškas dainuškas. Aistė Pilvelytė, manau, kad jinai be konkurencijos laimė atranką. Arba tas pats. Aš manau, kad Aistė Pilvelytė yra kaip aš, kuris bandė jūsų laidą patekti, jinai tikrai yra rašius visom šalim. Bet Ji tiesiai į Euroviziją siūlosi iš karto. Ir šiaip būtų Bayer žiūri finalą ir toks tipo, atkakli moteris 14 metų visais būdais. Beje, žinai, kaip olimpinėse po neutralią vėliavą. Ne, šiaip iš vis galėtų būti viena tokia vieta finale, kuri yra, kur tu gali tiesiog nusipirkti. Žinai, už pinigus. Tipo. Galėtų, jo. Ir tu tiesiog tada jau atstovauji net ne šalį, o save pats. Bet žinok, teoriškai taip yra. Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija, Ispanija ir Italija yra 5 didžiosios Eurovizijos rėmėjos, kurios dėl to ir turi tas vietas finale, jos net nesivaržo pusfinalį. Jeigu būtų galima išpirkti, Okmanas dalyvautų finale. Organizatoriai. Gerai, tai aš dabar jau apsiginklavęs kompiuteriu, nes mes perinam prie svarbiausios dalies. Ginto Vaičikausko Eurovizijos pirmo pusfinalio. Top 5. Pasitink. Yeah. Nu gerai, tai aš galvoju, kad man labai faina daina ir aš ją palieku 5 vietoj. Yra Italo pasirodymas. Oi, kaip aš įsimylėjau, žinok. Man labai tokia paprasta, melodinga daina, puikiai harma, griebė už širdies ir kaip jis atrodo. Šitas bičias dainuoja apie save. Ir dainos tekstas yra... Palauk, Pauliu, rimtai. Dainos tekstas yra apie tai, kad jis visą gyvenimą buvo dūkinamas, kad jis yra negražus, jis dainuoja, kad mano veidas yra baisus ir aš niekada nebuvau kietas vaikinas ir mama man sakydavo, kad gyvenimas viva la vida ten kažkaip taip ir aš iškritęs iš medžio, bet aš va toksai esu, aš čia einu, aš Lučijo. Ir jis todėl yra su nudažytu veidu, nes maždaug aš nenoriu savęs rodyti tokio, koks esu. Ir čia yra žiauriausiai graži daina, kokią aš esu girdėjęs. Ir čia yra tikrai labai graži daina. Aš taip dabar pagalvojau, bet tebūnie, jinai šitam pusfinalį 5, bet aš manau, kad jinai bendrai paėmusi turi gerų šansų. Blemba, kaip pasakė Jocnukis, kad jie gali laimėti, mes iš 100 eurų susilažinome, mes žvengiam praeitą laidą. Aš netikiu, kad jie laimėtų. Ne, jie nelaimės, bet žinai, italai turi tą cheat code vadinamą. Jo. Tokia graži ta kalba jų, seni. Mes niekada nieko Eurovizijų nelaimėsim, kol dainuojam lietuvių kalbą. Taip yra. Ir aš dar ką noriu pasakyti, mes tuoj pereisim, jūs pamatysit, ką aš kalbu. Aš labai džiaugiuosi, nes... bet aš net ir jaunas būdamas, man tokia muzika patikdavo, kuri yra tokia labai, kaip aš sakyčiau, aiški. Jinai turi labai aiškę melodiją, jinai yra melodinga, jinai turi labai aiškę struktūrą, uždainis, priedainis, 100 kartų priedainis. Ir ta harmonija taip gerai sudėliota, apie kai kurias kitas dainas dar kalbama. Ta prasme, tai yra muzika, kurią supranta žmonės, kur nėra to... Taip. Žinai? Šita daina yra nuostabi. Ir žinai, pat atlikėjas, jis toksai Fredžio Merkurio, Michaelo Jacksono ir Eros Ramazotio kažkoks toksai va. Ir žinai, tu labai gerai padarai, kad tu pristatei istoriją ir apie ką yra šita daina. Aš dėl to labai dabar suprantu, kodėl jis tą dainą taip gerai pateikė. Jis dainuoja apie save. Jis apie save dainuoja, apie savo gyvenimą. Jo, bet jis padaro visas nuotaikas šitoj dainoj. Net, kaip tu sakai, mane visą gyvenimą dūkino, tu pradedi labai lyriškai, labai lėtai, atsisėdęs ir po to pasakai, kad tau yra pofik, aš toks esu ir išeini į žiūrovus. Gerai, tai važiuojam toliau. Ant hypo, 4 vieta. Ne, 4 dar ne, bet man kur tu sakei, kad Marijonas Mikutavičius, žinai, išeitų toks bičas, įdomus balsas, pritrauktų ir taip toliau. Aš pasirašiau savo net komentarą. Aš iš karto įsivaizduoju, vasara tokia, lauko kavinė, supranti, su draugais ateini, prisėdi ir pradeda groti šitą dainą. Ir viskas. Tu sėdi, tu linguoji, tau net kokteilio nesinori. Tu dar dainos nepaleidai, aš jau toksai. Dabar geriausi mūsų vakarai gabalas. Ir supranti, ir tada tu žiūri į to bičiuko veidą, tokį gerą, šviesų. Ir tu per tą dainą pamiršti visą blogį egzistuojantį pasaulyje. Tai kas čia yra? Čia yra Portugalas.
Portugalas. Portugalas, tarp kitko, vėl bando būti lyriškas kaip Salvadoras Sobralis, man atrodo. Linksmai lyriškas. Nu, taip linksmiau gal sakyčiau lyriškas. Šitą labai gerai nusikarp. All right. Paklausom to. Pažiūrėk, toks gerėtis. Bet man, žinok, iš tikrųjų man italas net gražesnis už jį. Kuria prasme? Charizmatiškesnė veido. Vat italo negražumas, kaip jis sako, aš negražus, man yra toks gražus. Nu, tas pižaminis toks. Aš juos dabar iš tikrųjų realiai vertinęs dėčiau, nu, ta prasme, po italą. Nu, būčiau nuo jų pradėjęs, bet tiesiog kažkaip išstrigo. Bet man labai graži daina šitą. Bet jiems šiaip nėra, kad, man atrodo, labai kažką daug žadėtų. Nors, tai aš priminsiu, Karoli, ką aš sakiau. Ja. Tie, kas man patinka, niekada ten aukštai neina. Ja, man tiesiog graži daina. Girdėjau, Darius Užkuraitis lygiai tą patį, ką tu pasakė, kad čia yra aфиgenas gabalas. Tai va. Bet ją reikia klausyti, žinai. Nu, sakau, atitinkamom situacijom. Šiaip vat, labai įdomu, kad nu, į 32 vieta, žinoma, jiems net finalo neduoda vargšams. Nu, bet paklausyk, va, nuo šitos vietos, kur jau įsivažiuoja bendukas, supranti? Jis tiesiog dabar lauko kavinukė. Plus 26 jau toks pavakarės vėjas. Vasara. Ta golden hour, žinai? Tokį per senamiesčio kiemelį išviečia ant tavo staliuko. Man jie yra, kur bet kada ateini į vasaros terasą Vilniuje ir kažkas dainuoja. Jo, jie yra tokie, kur tave ten labai labai prikausto, bet šita daina man labai faina, žinai. Arba, pavyzdžiui, tu įsivaizduok, važiuoji penktadienį po darbų prie jūros jų. Ir viena iš jų playlistė tikrai reikalo nesugadintų. Ne, bet čia ir bėda, kad Eurovizija konkursas yra ir... Taip, jiems turbūt dėl to nieko gero nebus, ne? Bet tokia įdomu. Gerai, to trečia vieta. Trečia vieta, man žinok, labai patiko dėl to, kad aiškus akordai, yra melodijoje tokio liūdesėlio, nostalgijos, aiškus priedainis, daina yra paprasta, priedainyje la la la. Tie, kas su manim dirbo radijoje, visada žino, kad jeigu daina priedainyje turi la la la, viskas aišku, kad su ja bus viskas super. Aha. Tai čia yra Nyderlandai. Okay. Nu, jie vieni Eurovizijos favoritų šiais metais yra. Ir man tikrai, žinok, ketvirtoji gal tai vieta. nėra širdies daina, bet la la la. Nu, čia irgi toksai ką tu manai, į vaikystę naimas. Gal tu irgi žinai kažkokią istoriją apie šitą dainą, nes aš norėjau pasigilinti, nes nu, man čia atrodo vieniau iš to vaizdo klipo, kad kažkas yra bandoma giliau tai papasakot, žinai. Žiūrėk, mes pakatinsim, aš tau išversiu žodžius, nes aš taip išsiverčiau į tamus. Lyrics Eurovision. Labai geras vokalas jo, toks balsas sodrus, žinai. Kaip sakė Paulius, sudėjo visus žinomiausius, gražiausius prancūziškus terminus. Šitą dainą. Salavi. Taip, tiesiog čia yra atsitiktinių gražiausių žodžių kratinys. jau iš priedainio. Ir priedainis, sakau, turi tą harmoniją, žinai, tokio liūdesiuko, minoro ir už širdies iškart griebė, supranti? Dar bus įdomu, žinai, nu, čia yra klipas, įdomu bus, kaip scenoje atrodys. Bet čia kažkas turbūt, kažką irgi yra norima parodyti, bent jau tam klipe, kur yra ten vaikas ir jau jis tarsi suaugęs, tai čia kažkoks, žinai. Tas antrą kartą, kai ateisi priedainį, dar stipriau, man atrodo, bus, jeigu aš neklystu ir jeigu gerai prisimenu. Nerandu lyrics. Supranti, čia viskas aiškus su ta daina. Aš net manau, kad šita daina turėtų būti finaliniam 5. Jo, 100%. Jiems yra, kaip ir sakė, top 4, ne? Jo, 4 vieta žadama jiems yra bent jau kol kas. Tai va. Labai gerai atrodo. Aš atsimenu, aš buvau mažas vaikas, aš buvau mažas berniukas, ar gali prisiminti melodiją, It's like this, it's like that, it's a
it's up, it's and down, it goes up, it goes apie down. laivą pasaka. And around, and yacht, and this is my yacht, and we are 3 girls here inside yacht. Nežinai This is šito? bathroom. Let's take a look to the pilot cabin. Ne, nu tai... Let's go inside the cabin where we are working all the summer. Čia gal iš kitos dainos, bet... O, la, jacht. Ne, ja. O, la, pytės. Gytės. Gerai. Nu, čia... Tai 4 vieta. Stiek kažkaip. Ar nebereikia? Nu, ne, tai dabar 2 vieta. Ai, 2. Atsiprašau. Jo, bet lyriškai. Tai aš 2 atiduodu iš pagarbos, 2 vietą iš pagarbos atiduodu švedams. Barabada bastų. Nu, čia jau, kaip sakyt, jau čia yra... Nors, jeigu čia kaip ir viskas aišku, žinai, man atrodo, kad Norvegas su savo tokiu regedonu irgi turi ten visai šansų, žinai. Vat, norvegai yra praktiškai vienodai vertinami su lietuviais. Taip, nu, jau apie švedus daug aptariam, dešrelės kepas, sauna, lauželis, ar garmoška trūkčioje. Na ja. Ir tokie ryškus favoritai šiemet. Šiaip tai jie tokie, žinai, aš dabar galvoju, ką jie man primena? A jie man primena kokią nors tipinį lietuvių bernužėlių, ažolėlių, lietuvaičių. Šiek tiek auksinių svogūnų pasirodymų. Jo. Tarp kitko lankėmės su Karoliu šiemet. Aš nieko prieš tą renginį neturiu, tai viskas tvarkoja. Bet Jie yra... aš turiu omeny, žinot kodėl, aš suprantu, kad, ta prasme, aš čia jau ypatingai, kai žmonės žiūrės laidą, kai jau jie bus laimėję Euroviziją, ten tarkim, ar ne, kaip jiems žada. Nu kažkaip manęs jie nenustebino, nes man atrodo, kad šitas va toks kažkoks bajeris, jis jau yra buvęs 100 kartų Eurovizijai. Ir nepaisant to, kad jie yra švedai, aš nemanau, kad jie laimės su šituo bajeriu. Vat žinok, aš kaip Eurovizijos fanas tau pasakysiu, bet man primint galit komentaruose, aš neatsimenu nei vienos dainos apie pirtį. Dažniausiai meilė, dažniausiai suomiai kažkada yra išsiuntę kažkokią tokią čiastušką, bet ten irgi ne apie... Kad apie pirtį? Nu, aš turiu pasakyti, žinai, čia jiems reikėjo imti pavyzdį iš Lenkų kažkada, kur plakė sviestą. Ir čia jau toj vietoj, kai atsiverčia tą sauną, Ten drožė ir per tą lyginį turėjo momentą. būti kažkas vanojama turėjo būti, žinai, kad išpildyti. San Marino tą. Ne, Suomija gal tą į pirtį ateit galėtų, žinai. Jo. Bet tu įdomiai, ta prasme, žinai, tu tiesa italus įskyrėjai kaip 5, bet jie jau turi vietą finale. Nu, Tai... Tai ką? Gali kažką dar kitą Tai įdėti. ten Norvegus aš visai įdėčiau, žinau. Jo. Iš šito pusfinalio. Norvegus. Nes man Norvegai nėra tokie kažkokie labai įspūdingi, bet sakau, tas jų toks toks reggaetono, nereggaetono iki galo ten nesuprasi. Man atrodo, kad jie visai gali praslysti. O klausyk, dabar man net įdomu, tai ką tu tada į 1 vietą įdėjai? Šitam pusfinalį? Nu, Taigi šitam pusfinalį yra estai. Mi amore. Ir aš bičiuli. juos ir dedu ir viskas. Makijato. Taip. Įdomu, tas bičias Tommy Cash, jisai su tuo kaklaraiščiu ir švarku čia buvo kažkokia aliuzija į Donaldą Trumpą ar ne, dabar čia visi diskutuoja. Aš irgi, žinau, galvojau apie tai ir galvoju, o tada, jeigu ne į Donaldą Trumpą, tai tada labai įdomu, kas yra turėto omeny, nes aš manau, kad tai vis tiek buvo kažkoks simbolis, kažkieno. Nu, arba tada reikia skaityti, žinai, kas yra, kieno simbolis yra ilgas perdėm raudonas kaklaraištis. Bet gal apskritai į politiką būtų šaržo, žinai, Galbūt. Aš kažkaip labai abejoju, net Baltijos šalis seniai suraukia šiknas ir nieko nesako Amerikai, žinai. Šiaip estai šaunuoliai, man atrodo, kad jie skersą dėjo ant Eurovizijos ir jau 2 metus iš eilės siunčia bairį. Toks kažkoks turbūt linksmasis laikotarpis yra pas estus. Estai visi? Nes jie ir pernai siuntė nesąmonę tą grupsą, kur vaipėsi, darkėsi, kvailiojo, bam, atvažiuoja dar vienas. Bet, ta prasme, jis man, žinok, sakyk, ką nori, nepaisant to, kad neva tai yra nesąmonės lentynai, man ta daina yra labai gerai sukalta.
Na, man tas Bičias šokis tikrai pizda, koks turi juokingas. vokalinių, nu nėra, žinai, jam nėra meškantausies užlipus. Kad žinau, kaip tik jo vokalinius labiausiai ir kritikuoja. Ane? Tarkim, Darius Nu, bet jis čia normaliai Kai kažkaip. gyvai dainuoja. Ai, nu, mes vat čia žiūrim galbūt. įrašą, tai jo gyvas pasirodymas yra visiška katastrofa, avarija. Jis Ai, juda gerai. Aš nemačiau gyvai, žinok. Tai vad būtent dėl to ir sakoma, kad komisija jį nukals. Bet yra vienas pasikeitimas. Šiais metais Eurovizijoje pusfinalį komisija nebalsuoja. Pusfinalį. Tik žiūrovas? Tik žiūrovas. Finale įsijungia komisija. Už tai jie nebejotinai pirma, antra vieta pusfinalyje. Bet man, aš vis tiek lieku prie to, kad man šitas bičas man daro labai didelį įspūdį ir man jis yra toks charizmatiškas, kad aš tikrai estams jo pavydžiu. Nu tikrai, ta prasme, nepaisant to, kaip baigsis. Šiaip įdomu, kaip Lietuvai, kuri antram pusfinalį bus, kaip Lietuvai, ar čia gerai, ar nelabai gerai, kad komisija nespręs. Aš tai manau, žinau, kad gerai. Nes, nu, čia visiška alternatyva, žinai, nu, ta prasme, nes jie Lietuvoje tikrai ne dėl komisijos. Nes Lietuvoje žiūrovų balsavime jie sutriuškino antrą vietą. Tai va. Gal tai ir O kas liko antroje vietoje Lietuvoje? Lion Chicha? Kokia atlikėjas? Lion Chicha. Lion Chicha? Lion Chico buvęs čia. Taip. Lion Chicha. Lion Chicha kaip sausi pusryčiai skamba. Lion Chicha. Nu gerai, tai eisim į mūsų linksmąjį Žaidimą. O, Aš turiu klausimų. gerai. O čia apie ką bus? Apie Euroviziją. Ir Aš vėl bandysiu nugalėti laidos svečią. Jo, Okay. nes Nu, tai čia vieni. buvo truputį fiasko, kai pralošė Anatolijo Leinik. Aš po šią dieną išgyvenu dėl to. Tikrai. Žiūrėk, dabar taisyklės tokios. Pirmas klausimas tau, kitas jam. Gerai. Aš kai paskaitau klausimą, jeigu Karolis žino be variantų, gali įsiterpti ir atsakyti bet kada. Jeigu tau klausimas ar Gali esu. naglai už Gali. pirmesnis atsakyti. Taip. Ir tu- jeigu tai yra ir- mano klausimas. Jo. Ir kai man bus klausimas, tu irgi gali, bet be variantų šautų. Nes jeigu sakot, kad reikia variantų, tada jau einam prie variantų. jau aš tyliu. Jo. Ir jeigu įsiterpi į Karolio klausimą ir atsakai be variantų 2 taškai, jeigu atsakai į savo klausimą su variantais taškas. Ir O pats čia gali aš be tada variantų. du klausimus turiu. Davai. Ar Karolis prieš tai yra matęs klausimą? No. Ir antras, ar yra kažkoks prizas? Prizas yra... Gerai, supratau. Tai čia, ta prasme, nereik draskytis jau. Čia for fun. Jo. Gerai. Aš labai mėgstu žaidimus, bet... Davai, žiūrėkit. Toks, žinai. Pirmas klausimas. Čia kam? Tau. Gerai. Gintui pirmas klausimas. Kokios spalvos yra Belgijos atstovo plaukai? Ar reikia variantų mums? Aš belgą žiūrėjau tikrai. Mėlyni. Ne, jie dabar jau Gintas. Jie yra, atsakinėja. tokie šviesus, geltoni. Ne. Juodi. Variantai. Ne, Žali. gerai, žiūrėk, variantai. Nu, Mėlyni, raudoni, geltoni, violetiniai. raudoni. 1-0. Gintas traiško Karolį kol kas. Wow. Lupa kaip jis subinė tave. Aš tikrai žiūrėjau, kaip atrodo jis. Varom toliau. Varom toliau, dabar dar likau tam palyginimui. Keliaženklė suma buvo išleista Lietuvos pasirodymo šių metų Eurovizijoje Penkiaženklė. efektams. Efektams? Taip. 5 ženklių. Tai 3-0. Lemba, kaip lietai reaguoji. Tai 3-0. Fantastika. Iš kur tu žinai? Tai Skaitai kiek kažkur? tai nebus 4 ženkliai? O kodėl? O Ne? kam 6 Nu, jeigu ženkliai? per draugelį. Jeigu grinais. O kam ten jie išleido tiek babkių? Šiaip aš labai atsiprašau, aš atsakiau tik dėl to, kad galvojau, kiek iš viso viskam išleido. Bet aš irgi esu nustebęs, kaip Karolis, jeigu vien tik efektam, tai ten tų dūmų jie daug prisipūs kažkaip scenoje. Tai Lietuvos pagrindinis efektai, koziris bus dūmų Gal mašina. galit patikslinti gerbiamas laidos vedėjų Paulių, Taip. kas yra efektai, kas juos skaičiuoja? Efektus ten dabar Ir esmė 5 iš daug. ženkliai nuo 10 iki 29 tūkstančių. Tai čia kiek čia jie išleido? Neaišku? Tai 5 ženklė. Gyti kiek? Kiek išleido? Kiek išleido? Tai gerai, nes yra maždaug 5 ženklė, tai 80-90 tūkstančių intervalų galime. Taip, čia gali būti 11, gali būti 10 tūkstančių 1 euras. Taip. Arba lygiai 10 štuk, arba 9. Man atrodo, žinai, kad buvo, tipo, kainavo iš tikrųjų 9900 ir sako, ble, dar už 200 skamba. Kad geriau skambėtų, ne? Dūmų mašina dar 5 viena. ženkliai. Čia šiaip reikia va taip atsakinėti. Akis graužia, bet dūmų balius, žinai, tipo, kai sako, kiek uždirbi, žinai. 4 ženkliai. 4 ženkliai. Gerai, tau vėl klausimas, kadangi nupizinai Karolio klausimą.
Kokia yra trūkstama Izraelio dainos pavadinimo dalis? Oi, čia jau reikės variantų, garantuoju, ne? Žiūrėk, pabaiga yra Will Rise. Will Rise. Variantai. Pala. I will. Will rise sun. Ne, reikia pirmas. Nu, tipo, Sun will rise. Ne. Reikia variantų? Reikia. New Day, Moon, Sun, I. Ai. Ne. New day. New Day. žinojau. 3-1. Kaip 3-1? 3-1. Tai tu, nes tu paimi jo klausimą iš 2 taškus be variantų. Bet aš laimiu. Tai Ai, gerai, nes aš galvoju, kad jau tavo. Blem, aš pamiršau. Man taip, Nu, gerai, tarp kitko, važiuojam. vat, mes Izraelio net neminėjom čia. Ai, jie kitam pusfinaliui. Jo, jie ne? kitam pusfinaliui. Kokia dainuška. Ir Austrija. Austrija jo irgi. Nu gerai. Eik tu, nahui, kažkaip prašytų. Gerai. Ką išvertus į lietuvių kalbą reiškia Juodkalnijos dainos pavadinimas Dobrodošil? Dobrodošli. Dobrodošli. Nuo širdį dušę. Ne. Nori Čia be palauk, kas variantų? dabar turi. Čia Dabar, man yra? ne, dabar Karoliai čia buvo. Geraširdis. Gerai, gal aš duosiu variantus. Labas tauta. Gerai, žiūrėkit, variantai. Kaip Dobrodošli? Dobrodošli. Ne, tada ne. Labas pinigai. Šiaip beveik visų žodžių žinau. tą Sveiki, sveiki atvykę. Ne, iki Aušra pasimatymo. su tema iki greito. kalbą. Iki greito. Tai mano klausimas. Jo klausimas, jis jau su variantais. Arba sveiki, arba iki. Šiaip dobro sako labiau, kai atsisveikina. Tai sakyčiau iki. Ne. Gintai. Gintai. Uh, Variantai, sveiki atvykę. Sveiki Aušra. atvykę. 4-1. Blemba, o mano tėvas atsisveikindavo, sako, nu dobro. Bet čia blogai yra. Nes kai pagalvoji dabar, jeigu kažkur ten buvęs, jie sako kažkaip pasimatant labiau tą Dobra. Jo, dobra, sako. Blek, aš sakau, aš pradžiai neatsakiau be variantų. Labas. Taip, taip. Gerai, žiūrėkit. Šiaip Dabar grįžęs su tėvuku pasikalbėk. Gintui klausimas. Visą gyvenimą buvai užaugintas ant melo. Supranti? Siaubas, ta prasme. Tai tavo tėvas išeidamas iš namų pasakė Dobrodošil. Jo. Ir sako, jums cigarečių, dobro došlis. 13 metų. Čia sakau, galima prisiteisti žalos už melą. Gerai, Gintai, tau klausimas. Taip. Kurią šalį atstovauja atlikėja Sisal? Sisal. Kiek mums metų? Nu rimtai. Kiek mums metų? Nu taip ar taip. Ne, tai viskas trakoja, bet mūsų reakcija. Kodėl? Tai jau, kad jūs čia Aš pradėjote nežinau, juoktis. aš neįsivaizduoju. Tai gerai, reikia variantų. Suomija. Reikia variantų. Danija, Belgija, Austrija, Liuksemburga. Dar kartą. Danija, Belgija, Austrija, Gal Liuksemburga. Liuksemburgas? Karoli perina tavo Aš atsakymą. sakyčiau, labai skandinaviškai skamba. Danija. 4-2. Gerai. Per kitko, matėt, YouTube yra pana, kuri va taip sėdėdama daro intervus. Čia kokia. Nežinau, nu ir aš tau galėsiu parodyti. Gal kažkas žinot tą komentarą. Aš esu daug matęs, Galit parašyti. kurios Va tiesiog daro taip- intervus, bet nebūtinai YouTube. O kur čia ieškoti, jeigu reikia? Nu, palaido. Gerai, klausimas dabar eina. Kas ten daro? Būna ir daro, ir intervų. Žiūrėk, Karoli, klausimas tau. Koks pakeitimas įvyko šių metų Eurovizijoje? Tai aš sakiau, kad... Ne, tas netinka. Pala, tai dar pakeitimas. Tai negaliu nieko klausti, ne? Tiesiog pakeitimas įvyko Eurovizijoje. Nu, vat, toks, kaip pasakyt, sugriežtinimas gal. Sugriežtinimas? Nu, aš taip traktuočiau. Griežtai sakyčiau 3 minutės. Ne, einam variantus Aš turbūt dabar. visą laiką- Nori dar bandyti be varianto, šau. Ne, nežinau, neįsivaizduoju. Gerai, žiūrėkit. Čia man klausimas, ne? Tai aš dabar Jo, negaliu atsakinėti. dabar tau jau Jo, iš jo. tašką. Žiūrėk, prie Turi du, ne? Tai aš negaliu atsakinėti dabar. Jo, aš turiu. Jeigu jis neatsako, tada tu atsakinėjai. Žiūrėk, prie įėjimo turi patvirtinti savo lytį. Apribotas tam tikrų vėliavų naudojimas. Uždrausta būti su akiniais nuo saulės. Apribotas žmonių amžius. Koks antras buvo? Apribotas tam tikrų vėliavų naudojimas. Tik tai šitas gali būti logiškai. Ir tai yra teisingas atsakymas, nes apribotas vaivorykščių spalvų naudojimas, žinai, LGBT vėliavų naudojimas. Tai čia, kaip čia išeina? Kas čia gražulis komisija ten? O kodėl? Organizacinė Nėra komitete. komentaro, kodėl? Gyti, kodėl? Nežinau, Gytis darė klausimą.
Čia jūs juokaujat rimtai, tipo homoseksualų LGBTQ plus nebegalima vėliavos kelt? Ne, bus kažkaip sugrėžti, kad nebegalėsite. Rusijos galima kelt, gėjų nebegalima vėliavos kelt. Wow. Nu, bet čia yra... Bet čia, aš nežinau, čia skandalas šiaip. Ką aš žinau? Mes prie namų įsikėlė. 4-3, broli. 4-3. Gerai, varom toliau, Gintai, dabar tau. Kurios šalies atlikėjo gimtadienis bus tą pačią dieną kaip ir pusfinalis, kuriame ši šalis dalyvaus? Lietuva. Čia bet kas gali būti. Nu, jo. Realiai, ne? Nežinau, duok variantus. Bet kas iš Šauk šalį. Šauk, be... Tiesiog šaut šalį? Nu jo. O čia kuriam pusfinalį bent jau? No, porose. Ne, nepasakysiu, ne. Šauk, bet ką, nu bet kokią šalį, kurias galvoju. Ką žinau, belėkas, Švedija. Ne. Nu. Karolis Šausas? Aš jau sakiau Lietuva. Ai, ne. Variantai. Prancūzijos, Belgijos, Airijos, Montenegro. Man iš vis nieko nesako. Nu, aklas spėjimas. Montenegro. Ne. Belgijos. Taip. 4-4. Bet čia nesiskaito. Nu, lygų. Bet kokia atveju tai yra lygų, Gintai, ir tu čia gali... Priekit, kuri šalis šiais metais laimėjo internetinį žiūrovų balsavimą? Estai? Švedai. Ne. Karolis Jobanas Tiškevičius. Yes, baby. Žinai kokia logika? Daugiausiai YouTube peržiūrų, vat ir viskas. Nu, atsiprašau. 6-4. Va čia yra comebackas, gerbėmiai. Čia yra comebackas. Taip. Aš šiaip turiu po Tado pralaimėjimo, nes aš jam pralaimėjau, taip? Turiu reabilituotis. O dabar žiūrėkit, labai įdomus klausimas. Nebeatsimenu, kuriam. Kiek taškų internetinėme žiūrovų balsavime gavo Lietuva? Nu, vat kaip pavyzdį duosiu. Švedai gavo 421. Nerodyk. 421 švedai gavo. Švedai gavo. Kiek gavo Lietuva? Davai paklaida, kiek galim paklaidos duoti? Duok paklaidos. Duok. Gerai, Paklaidos. pem. 5 taškų paklaida. Pam, nu gal ne. Nu gerai, 30. Gerai, mano... 3-7. 106. Tu sakai 37, tu sakai 106. Tai lietuviai surinko iš tikrųjų tašką. Vieną? Ne, tai 3 paklaida. Nu, tai taip, tai aš vis tiek arčiau. Tai 3-7 paklaida 3. Nu. Taip, bet aš arčiau. Bet jis arčiau. Taip, bet kuriuo atveju aš arčiau. Ir jis dar sensacingai 5 taškus gauna už šitą. Kodėl? Nu, tiesiog iškrito taip. Bonusas. Aš grįžtu tiesiog gal. Mes 1 tašką gavom. Jo, nu kas yra, nu tai gerai. Wow. O tai kaip ten juos gauti? Kas ten balsavo? Blet, ko jūs klausėt manęs, ne aš. Kur gal galima nueiti tengi už savus? Šiaip pažiūrėkit, dėl mūsų dainos. Aš mačiau, kad paskutiniam podcast'e sakė, oi, čia kaip jūs čia lasdavotės iš tos dainos. Mes visi galim laisvoj šaly turėti nuomonę. Ar aš palaikau Lietuvą? Taip. Ar čia yra mano kandidatas? Ne. Ir viskas. Aš neturiu... Aš lygiai tą patį pasakiau pradžioje. Kodėl aš turiu, žinai, palaikau labai stipriai. Tai tai ne mano faktas, muzika, palaikai. ne mano daina, aš palaikau savo valstybės tai vėliavą ir linkiu jai sėkmės. Ar aš tikiu šitą dainą? Ne. Ar tai mano daina? Ne. Nu ir viskas. Nu. Jo, ir dabar tie, kurie sakė, kai juos išrinko atstovauti Lietuvai, kad oi, čia koks šūdas, ir dabar jau staigiai įsijungia patriotizmas ir dabar iš prastos dainos tapo super daina, žinai, per mėnesį laiko. Ar kai bus balsavimas, tu davai, nu... Čia palaka, aš sakiau laidos pradžioje, reikia prisiminti, o dabar jau to... Nu, žinau, Karoli, aš esu nusivylęs. Nes čia yra labai gera muzika. Nu, taip. Gintas jau kimba į atlapus. Tiesiog. Bet tai yra tau faina asmeniškai muzika. Nu, tai yra. Jo atsnakis teigia, kad top 2 bus Lietuva, pavyzdžiui. Ta prasme. Nu, finale. Čia Tado Jotsnakio teigimu. O ką čia reiškia šitą? Ne, nu nieko. Nu, ar tu laikai durnių, Tado? Ne. Palauk, kas, jis krepšininkas? Ne. Jisai dabar verslininkas yra, o šiaip praeitį daug metų dirbo su nekilnojimu turtu. Nu, brokeriavo. Ne, žinau, kas yra Tadas. Bet, nu, ta prasme, tikrai jisai už pinigus tą pasakė, ar kaip? Argi? Kažkokius pinigus gavo turbūt, bet ar jis dėl to tą pasakė? Nu, bet, žinai, aš šitoj vietoj pasakysiu, duok dievę, žinai, kad jo žodis būtų, nu, išsipildęs. Bet taip nebus, ta prasme, chill, ramiai. Ir bus šita gėda visam likusiam gyvenimui. Okay. Nu, tai viskas, tai lieka palinkėjimas Lietuvai. O tai mano, aš laimėjau.
Jo. A tai baigėsi toks trumpas Nėra klausimų? Viskas, čia visus klausimus perėjau. Tai realiai buvo lygiosios, nes buvo 6-4, aš pirmavau ir tada tu 5 taškus davėjai. Nu taip gavos, ten įsijungia bonusų sistema kažkurio metu. Tai Gintas laimi žaidimą. Bet šiaip redaktorius nepersistengia su klausimų kiekiu. Nežinau, aš asmeniškai niekada nesuabėjau laidos kūrybinio komandą, tai yra Gytis Rytis, Valkata Anderson, tikrai yra garbingas ponas. Jo, šiaip mes turim Gintai... Oficialiai turi tiek vardų, ar čia jūs pridėjote? Rimtai. Valkata pravardėjo, visą kitą, iš tikrųjų, Gytis Rytis Anderson. Mes turim tokią tradiciją, Gintai. Jis turi kažką bendro su Pamela Anderson? Užsisportavęs krūtis, bet tai viskas. Abu iš Panevėžio. Okay. Mes turim tokią laidos tradiciją, kuri yra to pačiu ir graži ir siaubinga viename. Šiais metais labai rimtai atsižvelgia mūsų laidos dalyviai, tai yra palinkėjimas Lietuvai. Kažkaip tikrai gražiai tą daro paskutiniu metu žmonės. Jo. Šį kartą prašysim tai padaryti brolių Macių stiliumi, tai yra su latvišku akcentu, prašau. Gerbiama Lietuva. Ne, bet aš jau, žinok, aš jau kaip ir pasakiau savo palinkėjimą. Čia mes kalbame... Tai gal Latvijai šį kartą tada palinkėjimą? Latvijai? Davai Latviams palinkėjimą. Palinkėjimas Latvijai šį kartą. Ką tu norėtum perduoti šitai tautai? Brolių tautai mūsų. Čia apie Euroviziją? Bet turi kreiptis, mylėjai Latvijos žmonės ir tada paprašau. Gerai. Bliam, žinok, nežinau, ką pasakyti Latviams. Bet aš norėčiau iš tikrųjų pasakyti, mėly Latvijos žmonės. O labiau Latvijos vyriausybė. Ar jūs galit prisistatyti bent muliažų kažkokių, kad kirtus jūsų sieną iš Lietuvos pusės neatrodytų, kad tu įvažiavai į negyvenamą šalį. Ir kol net važiuoji į Rygos senamiestį, atrodo, kad ten nėra ne vieno žmogaus, o atvažiavus paaiškėja, kad ir tie, kurie yra lietuviai. Aš realiai nesu sutikęs savo gyvenimą tikro Latvio. Net Latvijoje. Aš žinok, manau, kad ir patys Latvijai labiau save laiko lietuviais. Nu, todėl ir Lauris Reiniks pirmą Lietuvoje išgarsėjo. Ačiū visiems Latvijos ir Lietuvos žiūrovams. Taip, Latvija, nusipjaukit žolę galų gale, nes apaugus visą Latviją. Ir kažkaip dar, bet yra už ką Latviams ir dėkoti. Ne, nereikia, žinau. Aš pasakysiu dar vieną dalyką, dėl ko... Gal dar sinkažą? Dėl ko net realiai yra tekę pasinaudoti šituo Latvių gerumu ir protu. Ypatingai visiems šiaurės Lietuvoje gyvenantiems žmonėms. Bauska? Užsidirbusiems čiut virš 8 vakaro. Vinutėka. Arba sekmadienį. Kiek kartų kaimynas yra išgelbėjęs kaimynas, supranti? Tai žinai, kad nuo Joniškio yra 25 km. Apie ką ir kalba. Tai va, ačiū Dievui. Latvijai neturi nuo 8 valandos draudimo? Neturi, ten ir jie degalinėse turi auto. Degalinėse yra. Mes esam iš Vilniaus važiavę į Latviją. Geras. Iš Vilniaus. Wow. Ar kiek troškino? Palauk, dabar žiūrėk, dabar palinkėjimas Latvijai kitoks. Miela Latvija, esate šalis, kurioje gera gyventi, kurioje norisi auginti savo vaikus, šalis, į kurią net iš Vilniaus po 8 ne problema atvykti. Ačiū Latvija. Ačiū Latvija. Linkim sėkmės. Žydėkit Latvijai, tikrai. Ačiū.